Tai ką, visus su naujais metais, belė kaip senai buvau kaime, bet tai kai čia sniego yra. Einam, pažiūrėsim, kaip bitės laikosi, aišku dabar apie minus 17 gal, bet tai kai, gerumas. Pagaliau turim normalią žiemas. Kiekimės vaikėt, žiūrėjau, aš nebepaeinu. Bartukas. O, buksuoja šunis. Žodžiu, įdomu kaip bitės. Aišku, jas reikėjo anksčiau pasižiūrėti, ar ten drėgmės nėra, bet 2 mėnesius nebuvau kaime. Tai ir bitės kaip paliktos, tai paliktos buvo. Dabar vien eiti jau. Reikalų biški yra. Pabandysim kažkaip kitaip pažiūrėti. Gal atkastės truputį reiktų. Iš kuriosgi dabar oro neturi kaip paimti. Aviliukas tai toks. Jau visas po sniegų. Žinot, ką turiu aš. Visigi žiūri čia su termo kamerom šitom. Pagalvojau, ir aš turiu. Reikia pažiūrėti, ką rodo. Pažiūrėsim visi tuoj. Užkuriu. Ir einam žiūrėti link aviliuko. Nieko aš tai nematau. Yra šilumos lyg tai, matot? Va, matosi, kad kažkas yra prieki. Šilumą vis tiek skleidžia. Gerai, reikia gal čia vis tiek jas biški atkasti, iš kur orą paimtėm. Ventiliacijos mano angos, kurios buvau palikęs, kaip ir maniau, jas pilnai užšalusios. Tai reiškia, jas nieko negali, jas ten prasikvėpuoti. Gali būti, aišku, dugnai gėti daryti, tai lakų tai čia net krovinėsiu. Geriau, kad ten reiks kaip atitirps, tada pasižiūrėsiu, kas ten darosi. Gerai, žiūrim šitai. Dabar matot, atidariau ir šilumą iš apačios pradėjai. Jaučiasi net. Tai net nežinau, ar gerai padariau, ar blogai. Nes dabar visa šiluma jam, bet jie irgi uždūsė, sakykime. Aišku, kaip toksai orai, tai net nežinau, ar aš čia blogiau darau, ar geriau. Gal net ir blogiau. Gaila, kad ventiliacijos šitos visos visiškai užšalę. Visos. Kaip sujudinau, dabar nebesimato jau nieko. Matos, kad gyvos bitės. Bet vat, kad ar atkasinėti jam, biški reikia gal atkast, ką žinau, per kur jam oras ten ateis tada. Dabar kaip atkasiau, matot, prapačia eina, šiluma išeina. Reikia paklausyti, ūžia kažkas ar ne. Jo, biškai susinerimavo. Gal eisiu aš. Va taip jos čia dabar atrodo 3. Bet tai kai gerumo žiemą, žinokit. Šiaip tai aišku, bitės reiktų atkasti, kad kvėpuotų, bet bėda ta, kad dar laukia, ką šiandien šeštadienis, tai dar 2 dienos prie minus ten 25. Tai žinot, nežinau, jeigu ten drėgna ir minus 25, tai sakoma, pliusą atkasimas man daug neduos. Eikia, žinokit, nepaeinu. Nežinau, ar matos, kiek aš čia klampoju. Kaip šiaurį jaučiuosi. Nežinau, ar matos, ant kiek čia daug to sniego. Kažkaip Vilniui, kai būnu, neatrodo, kad čia tokia rimta stichija atvarius. Va, nieko nevaikščiota. Gal stirnutė ir bus kokia tai atėjus. Aviliukas tai toks jau va. Užskendęs, kur kvėpuoti jam. Tai nėra. Viskas užpustyta. Dabar gal saulė galėjo prišildyti kažkaip. Matot, saulė šildo. Ir jau dabar termovizorius man nelabai ką parodys. Reikia ryte eiti. Šiandien saulė dar neužšvietė. Pažiūrim į bitę. Nežinau, nelabai matau aš, kad kažką rodytų.
termovizorius. O iš priekio gal ir yra šilumos. Bet kurioje vietoje randasi bites, tai aš nelabai tikiu, kad išeina nustatyti. Jaučiasi, kad šiluma išeina iš žemės. Bet kaip kad tenais, kad tik galima sužinoti, kad gyvas. Bet vat pozicijas gaila neišeina sužinoti. Minus 22 rodo. Aš šiaip 25. Nemažai. Tai va, su tas termovizoriais, kaip matot, labai naudos iš jų nėra. Nes medinis būtų aviliukas, tai gal ir gautus kažkas. O čia, kaip jisai yra visas apšildytas, jis šilumos neskleidžia ir tada nieko neišeina. Toks grožis kaime, gražu iš tikrųjų, labai geras oras. Kad ir kaip šalta, bet labai gerai yra. Bet su bitėm nėra ką daryti dabar. Nes, matot, dabar prie 25 vidų lys, tai čia yra jau žiauru. O su termovizorium, žinau, kad gyvos kai kurios. O visi laukiam tikriausiai pavasario. Ir žiūrėsim, visi išgyvena, ne visos šeimos. Jau kaip atšils reiks atvažiuoti, pažiūrėti būtinai kandį, kaip ten reikalai, ar ten maisto turi, neturi, nusipirksiu ir tegul būna, kad po to kaime čia nėra kur rasti. Va, laukiam atšilimo, žiūrėsim, lysim į avilius, žiūrėsim, išgyvena, neišgyvena. Nu ir tiek, žodžiu, senai kažką dariau, greit laikas praėjo, reikalų buvo, dabar pasirodžiau, kad gyvas bent jau. Gerai, iki.